šalpsoti supernykite uodegą, tai ir mes. Kogi mes turim bijoti? Ar tik ne Valiusė ateina? Valiusė? Negi Dapkienė. Labas rytas! Per mūsų bačelį pas jūs nėra? Sako, ne, taip anksti iš ryto niekada neateina. O ką, išėjo iš namų ir negrįžo? Manėm, kad pas jūs atėjo. Tai nebent kai tvarte buvom? Gal su Aleksu troboj kalbas, eisi pažiūrėsiu. Sakyčiau, gal Birutė 3 litrų stiklainius įdavė atnešti. Bet tai tuomet būtų nežinau. Tai kad mama pirma jo ir pasigėdo. Nėra jo. Nė pasirodęs nebuvo. Tai kur jis galėjo pasidėti? Na, jeigu atsiras, tai liepkit namo pareiti. Gal mane suima. Ir kur jis galėjo tai pasidėti, kad jo niekur nėra? Taigi žmogus nedūmas. Negalėjo taip per kaminą išgaruoti dangų. Neįmanuok ir iš anksto nelaidok. Kas jau kas, o aš senį Dapkų kaip nuolaktą pažįstu. Matyt, su namiškiai susipyko, tai nutarė pagazdinti, įlindo į krūmus ir krizena, matydamas, kaip tie eina iš proto jo ieškodami. Tėvai, tu visai. Nebeskiri savo istorijų nuo svetimų. Aleksai, ko tu stebiesi? Ne pirmas kartas, kai jis šitaip daro. Taigi mūsų tėvui nėra didesnio malonumo, kaip žmonės apkalbinėti. Ką norėsiu, tą ir šnekėsiu. Ir judu man burnos neužkaišit. Aš, Aleksai, negaliu nežinomybė gyventi. Bėgsiu pas Dapkus. Pasižiūrėsiu, kas ten pas juos dedas. Eisiu ir aš, man. O judu kur išlėkėt? Kur? Tai negi sėdėsim rankas sudėję, kai žmonėm bėda atsitiko. O tu eisi? Ateisiu, tai kaminų šieno paduosiu. Ar neradai, kad vieną pareini? Nebuvo net pasirodęs. Tai kur jį velnias iš pat ryto išnešė? Va, Jėzau Marija. Jonai man širdis sakyti, sako. Tik jau nepradėk be laiko melstis. Širdis mat kažką sako. Ką jinai tau gali pasakyti? O ta, kad nelaimę jaučiu. Ne. Ir kam jūs vakar jį su Butkum degtinę girdėt? Oi, tik pamanyk, per kalėdas taurelę išgėrė. Bet to jis mūsų degtinės ir negėrė. At savo ampilo kažkokio atsinešė. Gal, sakau, jam nuo to ampilo kažkas netaip galvoj pasidarė. Na jo, ką čia nieko šneki. Gyvenime nesu mačius, kad nuo vienos taurelės ampilo žmogui protas pasimaišė. Iš kur tu žinai, kokią jis ampilą išgėrė? Pažiūrėk, skintelį. Pilna visokių buteliukų. Metų metais laiko, gal pusę jų pikčiausius nuodus pavirtų. O to gyvas vaikščiai. Kiek kartų mačiau tave maukiant iš bočelio butelį. Aš? Nu, aš gal ne iš to buteliukų pataikiau išgerti. Bočelį! Valius, bėg butelėm pažiūrėk. va, Jėzus Marija. Jėzus Marija, Jonai, kaip mums ir į galvą neatėjo. Kamgi tu Valiusę nusiuntei? Bėk pats pasižiūrėti, gal dar gyvas. Na ja, kad tik tokioj vietoj nenumirtų. Nu, kaip su Vareikiu buvo? Atsimeni? Nėra. Nu, nebežinau, ką ir begalvoti. Atsiras nedat. Bočelį! 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 Čia jau nėra Valiusė. Būtų jau seniai atsiliepęs. Bet tai nuskęsti negalėjo, ne?
čia netoks status krantas, kad netyčia būtų įkritę. O jeigu tyčia? Ką tyčia? Tyčia nusiskandino. Tu ką tyčia skandintumės? Tu pasižiūrėk, kiek bočeliui metų, kiek man. O tu ką, niekuomet nesiskandintum? Skandinčiausi valius, jeigu tu manęs ne. Aleks, jeigu tu manęs ne, tai aš irgi skandinčiau. Bočelį! 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 Kaip? Ne. Nuo šito nieko blogo negalėjo. Ir skonis geras, ir stiprumas kaip reikiant, ir kvapas geras. O, tu šito pabandyk. Kad ir šitas neblogas. Viržiais, neviržiais, gailiais, negailiais atsiduoda. O stiprumo kokio? Keturiasdešimties netraukia. Vargu, kad nuo šito kas nors galėjo atsitikti. Va, šito pabandyk. Na, Matai, kažkoks keistas. Ar todėl, kad stiklas tamsus, ar todėl, kad kažko pridėta? O. Nu tai ką judu čia abu darot? Ne, Onut. Nu tu tik pasižiūrėk. Neturi nei sąžinės, nei proto. Užuot, ką nors darė, lėkė čia degtinę geria. kur tu matai, kad mes geriam? Nematai vyrų geriančių? Mums su Petru rūpi išsiaiškinti, ko jis galėjo išgerti. Ir dar ne viską paragavo. Petrai, tu nors sarmatikis kalbėt. Nu, aš jums kaip paragausiu, tai visą gyvenimą atsiminsit. Jonai, tu man geriau pasakyk, kaip Bočelis galėjo išeiti, jeigu jo batai liko. Na, kur tu jas radai? Nu kaip, kur priemeniai? O, tai gal su kaliošais apsėdi. Kaliošai ten tebėra. Nu, vadinasi, basas išėjo ne kitaip. Jeigu jau išėjo basas, tai vadinasi kažkas blogai su galva. Jėzus Marija, į kapių batų nėra. Ir juodojo kostiumo. Ir baltinių, ir apatinių. Tai gal ne čia padėjai? Nu kaip ne ten. Prieš kūčias viską susidėliojau. Spintą sutvarkiau. Jeigu kas man vakar būtų pasakęs, kad šiandien prasidės tokie šposai, už nieką nebūčiau patikėjęs. Kokie čia tau šposai. Žmogaus jau gyvo gal nebėra. Jonai! Kas tau? Jonai! Birutė? Birutė? Kas tau? Birutė? Kas su širdim negerai? Birutė? Petrai! Atnešk vandens! Birutė, kas tau? Petrai! Aš žinau, kuris. Išgerk. Vandens išgerk. Aš žinau, kur mūsų gerasis Bočelis. Nu, Birutėlė, jeigu... Nebėra mūsų gerojo Bočelio. Birutėlė, tai jeigu žinai, tai ir mums pasakyk. Nu, mes įkankink vieną, Birutėlė, nu. Jonai, lipk ant aukšto. Va ten rasi mūsų gulintį Bočelį. Jėzu. O Jėzu, kaip mes anksčiau. Pagalvom. Va, Jėzus.
Toks ir yra tas žmogaus gyvenimas. Dar vakar šventėm Kalėdas, o šiandien nebėra. Prieš prezidento rinkimus dar pašnekėjom, kad Kirvarpas baigė karstą sugraužti ir šitą. Matyt, nujautė, kad išeina tolimon nežinomybė. Tai jau pats viskas susitvarkė, Dieve. Nu, kodėl taip išeina? Kai netenki mylimo žmogaus, tik tada supranti, koks jis tau brangus. Koks geras mums buvo jūsų bočelis. Tai nei žodžiais nemoku apsakyti. Joneli, nu, tai kaip jis ten? Nėra grabo. Ką tu čia kalbi? Nu, tą ir kalbu, ką tu girdi. Nėra nei grabo, nei bočelio. Tai kur jie buvo pasidėję? Nu, tai iš kur aš žinau? Tugi viską žinai. Tavo širdisgi viską jaučia. Ne. Čia kažkas ne taip. Aš, Birutė, sutinku, kaip tu sakai, kad bočelis, nenorėdamas jūsų varginti, pats nusiprausė, apsirengė, nuėjo ant aukšto, atsigulė ir numirė. Ta aš logiškai suprantu. Bet kad pats žmogus su karstu į kapines būtų iškeliavęs. Reikėjo vakar mažiau degtinės gerti ir suprastum. Alėtų, Birutė, man pasakyk. Na kaip jums negirdint? Nuo aukšto su visų karstu bočelį išsinešė ir išsivežė ką? Ne. Ne, šito negalėjo būt. Nu, Dieve mano. Aš gal kokią 5 valandą iš šitą jau gert. Vandens, Birutėlį, vandens. Ir girdėjau mūsų bočelį kostint. Aš dar ir pagalvojau. Nei geria, nei rūko, nei... A vis tiek nekaip jaučiasi. Žmogaus vėlė ir tai tik tai 3 dieną į dangų iškeliauja. O čia vos tik žmogus pasimirė ir jau pradingo. Aš jūsų vietoje šito taip nepalikčiau. Aš bočelį iš po žemę iškaščiau. Ką tu kasi, jeigu nežinai net kur palaidotas. Aš galvoju, gal... Iš tikrųjų mūsų bočelį mafijozai pagrobė. Nu ir kam? Mafijoza mūsų bočelis. Kam? Nu kam? Galėjo, Birutė. Galėjo. O kaip tą daktaro žmoną Vilniuje pagrobė? Jeigu bočelis išėjo į kiemą naujų kostiumų, o tie važiavo pro šalį, galėjo pagalvoti, kad koks nors turtingas žmogus iš miesto atvažiavo švęsti Kalėdų. Pagrobė. O dabar mokėsite išpirką. Ir mokėsite kaip dideli ponai. Va tada ir paaiškės, kaip brangus jums buvo bočelis. Nu jau visai, Petrai, nusišneki. O brangus ar nebrangus, mums bočelis. Tai jau mūsų reikalas. Ne, nu tikrai, Petrai, nereikia tokių kalbų kalbėti. O tarkim, mafijozai pagrobė mūsų bočelį. Suprantu. Bet kam jiems grabas? Nu, jeigu
būtų iš žalvario, o čia metinis. Nu, tada mano versija atpuola. Bočelė! Iki duris nakčiais plaščiu užsklendžia. Pro niekur kitur negalėjau išeiti. Jeigu per stogą, negi nebūtumėte išgirdę, kaip ardo. Kad ir išardysi, bet kaip tu jį nuo stogo nuleisi? O kaip mieste per 2 minutės mūrinės lubas išardo ir už 100 000 daiktų išneša. Ai, miestą tu nelygink. Ten už tokius pinigus tai tokius pagalbininkus pasisamdo, kad ir patiems vagiams lieka. Taip, ir padėjėjams, ir prokurorams, ir policininkams, kad paskui neieškotų. Jonai! Kas yra? Jonai, čia! Tai kas atsitiko, ko šūkauji? Ožio nebėr! Kaip tai nebėra? Nueik pats pasižiūrėsi! Tai kur jis dingo? Ant lenciūgo buvo pririštas. Negi iš tikrųjų nebėra. Nu, nėr! Negi tikrai dingo. O nu, kad tu būtų mačiusi, koks ožys buvo. Veislinis. Pasaulio pabaiga. Ką kitą begalvoti? Čia dar gali būti Dievo rykštė. Už visas nuodėmes. Na ir iš kur mes tiek nuodėmių prisirinkom? Onut, kad čia taip kalbi. Neušink burnos, jeigu neišmanai. Eik namo ir pašerk aviną. Kam iššerti, jeigu tu pats ryte pašėrėjai? Sakau, eik tai eik. Ir jeigu kas daug žinia. Čia, Jonai, aš tau nieko kito patarti nebegaliu. Sėsk mašinon ir važiuok nuovadan. Čia matyt jau darosi aišku, kad be policijos pagalbos neišsiversim. Ką čia gelbės tau tas užrėmimas, kad taip kokią spyną pakabintum? Neturiu atliekamas. Reikės Dabkaus paprašyti, gal paskolins. Ilgai kažko negrįžta. Ne taip greitai, kol viską išpasakos, o be to gi šventės. Tai ką jau per šventės, tai manai policija nedirba. Vagim per šventės, taigi pats darbymetis. Šitie girtų. Žiūrėk, ar tik ne Dabkaus mašina. Dabkaus. O kienogi daugiau? Parvažiuoja, bėgam tėvai. Tai kalbėk, ko tyli. Kad neturiu ką kalbėti. Viską išpasakojau. Paskui paprašė tą patį ant popieriaus surašyti. Na, bet žadėjo imtis kokių nors priemonių. Žadėjo. Jeigu mašiną suras, atvažiuos. Nu, jau policija mašinos nebeturi. Neturės jie tau. Jeigu čia ne jūsų bočelis būtų kokio deputato, tai su sirenom atlėktų. Dabar kito nieko nebelieka, kaip tik stovėti ir laukti. Petrai, nieko neatsinešėjau. Burna džiūsta, nuo nervų džiūsta. O, kas ten toks ateina? Matininkas. Labą dieną! Matininkas Zigmantas. Ką jis čia veikia šventą dieną? Gyvena tai mieste? Labą dieną! Labą dieną. Su šventėm visus, su šventėm. Tave taip pat. Šventėm. Tave taip pat. Taip nusiplaukiau per dieną. Tai net marškiniai prie nugaros priskreto. Gal ką nors kalėdinio šventinio turit?
Gal užsiliko, sakau, kas nors. Naminis alus tiks. Ja, jeigu tik tai turit, jeigu užsiliko. Laliusia, atnešk. Žinokit, ką tas sanatorijus man prieš kalėdas iškeitė. Teodolitą pakrūmiai paliko ir nebepasiėmė. Iš pat ryto atvažiavau pasižiūrėti, nebėra. Duodas, kaip ožys per šakas. Ir nieko nerandu. Gerai, jeigu kas nors savas paėmė. Pajokau ir atiduos, o jeigu ne, aš už Teodolitą pasirašęs. Jis, taip sakant, mano balansė. Palauk, Zigmantai. Tu sakai, kad nuo ryto palaukus duodėsi. Palauk, tu pirmą man leisk man šachtą užgesinti. O čia tai gėrimas. Neblogas gavosi. Zigmantai, bevaikštant. Tau neteko pamatyti seniau. Tu manai, kad jisai galėjo mano Teodolitą nušvilpti? Ką žinai? Supranti, iš šitų namų pradėjome. Tai mes čia nuo pat rytų iš proto kraustėmės. Nebežinau, ką jų bedaryti. Toks. Su ožiu. Galėjo būti ir su ožiu. O į kurią pusę jis nuėjo? Na, kaip mes sanatorijom, kad į parduotuvę vaikštom, o paskui jisai iššoko į plentą. Aš kodėl jį įsidėmėjau? Galvoju, žmogelį, kas tave su ožiu ims? Jis pradėjo statyti visas mašinas, ir mažas, ir didelės tas fūras. O paskui žiūriu, sustojo autobusiukas. Išlipo žmogus. Ir dviese žiūriu, ožį autobusą kelia. Tai va ir visa bėda. O mes čia plaukus nuo galvos raunamės. Nu, kad ir su ožiu. Taigi galėjo būti nebočelis. Jūs geriau man pasakykit, kur karstas pasidėjo. Tai negi jis vienas irgi rožį ir karstą patems. Aš nors ir sveikas, bet taip nesugebėčiau. Nu, tai kur jis pasidėjo? Mam, prie ko čia karstas? Kaip tai prie ko? Karsto tai nėra. Iš kur tu ištraukai, kad jo nėra? Na, kai tėvas lašinius ant aukšto pakabino ir jie pradėjo varbėti, tai bočelis įsigando, kad karstas sugadins. Tai mes su juo tą karstą į klėtelį nunešėm. Tai ko tu lyg iš šiol tylėjai? Tai kad dabar tik išgirdau? Ji tik dabar išgirdo. Mes čia nuo ryto iš proto kraustumės, o ji tik dabar Oi, baig išgirdo. tu šūkau. Geriau pasakyk, kur jis išvažiavo. Tai iš kur aš žinau? Tu tiek pat žinai, kiek ir aš. Žiūrėk, Pati. bočelis parėjo. Bočelį! Tėvai, kur tu buvai? Kur tu dvasinėjai? Kur tave velnias nešioja? Tai buvau savo seno draugo Nuprą aplankyti. Kokio Nupro? Kokio? Kam tu ožį išsivedai? Kur tu jį padėjai? Tai Nuprui padovanojau, kad sarmatos nepadarytumėt ir prezidento neapjuoktumėt. O jisai už jį, taigi man, žiūrėkit, kiek Gaspadoriaus viščiukų pripirko. Sako, patys skaniausi viščiukai, taip kad visiems išeis po vieną. Bočeli, nemeluok. Jeigu jau ką padarai, sakyk teisybę. Taigi teisybę ir sakau. Ai, Nupras tai jaunai atrodo, tai jaunesnis už mane. Tik tai, ką aš jam pasakoju, tai nieko nebeatsimena. Na, taip ir nepasišnekėjom, kaip reikin. Liaukis tu mušė visus kvailiais laikęs. Pas kokį Anuprą tu buvai? Nu, taigi, pas Anuprą, nu, negi neatsimenat, pas Anuprą Buivį. Kaip tu galėjai su juo šnekėtis? Jeigu Anuprą Buivydą užpernai mes palaidojom, tugi pats jo laidotuvėse dalyvavai. Tugi kryžių nešėjai. Amžinatilsį mirusiam viešpačiui. Nu, tai kaip čia dabar taip viskas išėjo? Bočeli, tu su jo sūnum kalbėjais.
Va dėl to ir nesusišnekėjo. Tai einam. 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 Ateikite, gaunasi. Petrai! Užeikit.